draugai, jūs manęs klausot, už ką aš balsuosiu prie prezidento rinkimus. Aš taip galvoju ir vis tiek pasilieku prie tos nuomonės, kad balsuosiu už Eduardą Vaitkų. Kodėl aš tai padarysiu? Todėl, kad aš manau, kad šitas asmuo yra ganėtinai stiprus, ganėtinai protingas, ganėtinai sumanus ir aš manau, kad tikrai bus kažkokių tai pokyčių į gerąją pusę ir tiesiog pavargau nuo kalbų apie tai, kad vyksta korupcija, kad karas, čia Ukraina, kad čia mes remiam, čia duodam, o visur plovyklos, belia kokios pinigų, visur šaibas tik tai plauna per tos ginklus, taip toliau ir visa kita. Taip, tai yra tiesa, tai yra dalinė tiesa, nes karas tai yra viena baisiausių nusikalstamų struktūrų po skiepų. Skiepai pirmoji vietoje, aš manau. Bet karas tai yra kažkas tokio protų nesuvokiama, kai yra žmonių gyvybėmis manipuliuojama, belia kokiomis sumomis ir taip toliau. Vienu žodžiu, aš manau, kad Eduardas Vaitkus pati tinkamiausia kandidatūra mūsų šalies prezidentūroje. Tai yra sėdėti tenai, jisai privalo. Todėl ilgai galvojau, ilgai abejojau ir sakau, sekmadienį 12 dieną aš balsuosiu už Eduardą Vaitkų. Visi manęs klausia, kas bus, jeigu į antrą turą nepapuls Eduardas Vaitkus ir daleiskim išeina vėl Šimonytė, vyras, moteris ir Nausėda. Moteris. Tada aš sakau vieną paprastą dalyką. Arba Lietuvoje, visa Lietuva paskendo yra idiotose, debiluose ir protiškai nesveikuose žmonėse, arba tai yra vienas labiausiai įrodančių Lietuvoje, būtent, kad rinkimai tai yra viena baisiausiai korumpuotų sričių ir kad tiesiog rinkimai neveikia, tai yra taip tinkamai neveikia. Ir aš tiesiog nepatikėsiu, tikrai nepatikėsiu, kad lietuvių tauta, kuri taip iki galo covidų, visokių melo, isterijų, karo, priepolių ir taip toliau nualinta, jinai vis tiek eina ir balsuoja, lipa vėl ant to pačio grėblio ir vėl ir vėl turim, ir vėl eina. Aš nepatikėsiu. Manau, kad tai bus būtent falsifikuojami rinkimų balsai ir kaip ten bebūtų, pradžioje aš balsuoju už Eduardą Vaitkų, o paskui mes pasižiūrėsim. Gerai, draugai, siūlau ir jums tą patį padaryti. Jeigu manęs klausit, už ką, aš sakau Eduardas Vaitkus, kandidatūra va tokia, numeris 1 ir už Eduardą Vaitkų. Aš ir manau, kad ir jūs balsuosit. Nes mes norim pokyčių, norim tvarkos, norim teisingumo ir aš manau, šitas žmogus padarys. Gerą vakarą visiems. Jau šį sekmadienį rinkimai. Ir jūs mane užbombardavote klausimais, grafai, už ką balsuoti. Na, žmogau, nepatarsiu aš tau, už ką balsuoti. Būk mielas, padaryk pasirinkimą pats. Tačiau aš galiu pasakyti, kaip tą pasirinkimą padaryti lengviau, kad jis nebūtų klaidingas ir kad po to nesigraužtum nagų. Punktas numeris 1. Atkreipk dėmesį į kandidato nuveiktus darbus. Ką jis jau realiai iš tiesų yra nuveikęs. Na ir punktas numeris 2. Atkreipk dėmesį į kandidato pagrindinės nuostatas. Ar jis jų laikosi tvirtai, ar jų nekaitalioja. Aš turiu, aišku, savo 2 favoritus, aš jau minėjęs, kad dabar matau Žemaitaitį ir Vaitkų. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Žemaitaitis gali nesurinkti balsų, nenoriu išsiskaldimo, pasirinksiu, pats asmeniškai rinksiuosi Vaitkų. Kadangi Žemaitaitis man patinka todėl, kad jisai visuomeniai vis aktyviau parodo, kur slypi viso blogio šaknis, iš kur visą tai ateina. Na, o Vaitkus tvirtos, griežtos nuomonės. Minusų turi ir tas ir kitas, savaime suprantama. Pavyzdžiui, Vaitkaus didžiausias minusas, kad jo komandoje yra labai pavojingas komunistas. Labai pavojingas. Kuris supjaut gali bet ką. Aš tikiu, kad ne pats Vaitkus pasirinko programoje juodinti kitus kandidatus. Kodėl aš pradžiai būtent palaikiau Tutkų, atsimenat, ar ne? Todėl, kad Tutkus buvo vienintelis, ko gero, iš visų kandidatų, kuris nepylė purvo ant kitų. Na, nepaėjo, nieko baisaus. Aš labai tikiuosi, kad Vaitkus atsitokės. Beje, tie, kas sakysite, jog minusas dar yra tai, kad Vaitkus prorusiškas, wow, atsipeikite žmonės. Visiškai jisai neprorusiškas, jis už taiką. Betgi mūsų spauda, televizija, radijas, farmaportalai, jie maksimaliai stengiasi marginalizuoti kiekvieną, kas neįtinka sistemai realiai. Tiems, kas rinksitės Vėgėlę,
pasidomėkite apie tokią organizaciją Alumni. Įveskite Alumni, Vėgėlė. Sužinosite, kas tai per žmogus. Na, jau nekalbant apie tai, kad pasidomėkite Vėgėlės tautybę. Taip. Žemaitaitį, kur tu ten? Pasidomėk, paviešink. Gerai. Dar kartą pabrėžiu. Brangus žmonės. Ieškokite informacijos savarankiškai, stenkitės. Analizuokite, tikrinkite, pasižiūrėkite nuveiktus darbus kandidato, pasižiūrėkite, ar jie tvirtai laikosi savo nuomonės ir kokia ta nuomonė. Nes marginalizuoti spaudą ir televiziją gali labai lengvai, taigi stiprus mechanizmas, įsivaizduokite. Jie ir Ragelskį prorusiško padarė, vien todėl, kad jisai rusiškai transliuoja, vien todėl jie Ragelskį padarė prorusiško, ar ne, kremlinių ten išvadino. Mane mėgino, nepavyko, kadangi mano Facebook'e nėra rusiškos medžiagos beveik visiškai, ten momentais tokie trumpučiai įrašai, tai labai yra svarbu, brangus lietuviai, nesileiskite, kad televizorius darytų jums didesnę įtaką negu realybė. Tai tiek apie rinkimus. Už ką balsuosit? Apie rinkimus. Žinote, asmo Vaitkus yra kaip plyšęs prezervatyvas. Ne vietoj ir ne laiku. Man žinot, yra kas baisiausia, ne tai, kad mes esam dalbajobų tauta daugumoje atveju, ne? Nes, pagal tai, kas dabar įvyko per rinkimus ir koks skaičius žmonių prabalsavo už padugnės, aš neturiu tiesiog žodžių, bet esmė yra tame, kad mes ir esam to verti, mes esam priedurniai, totalūs priedurniai. Pasižiūrėkit, buvo COVID visa isterija. Jūsų tas dabartinis 50 ten kelis tos balsus procentų surinkęs dumblas, pasižiūrėkit, jisai su pirštinėm buvo, su kaukėm, jisai buvo už vakcinaciją, už viską. Ir jūs vis tiek, dalbajobai, jūs vis tiek išsirinkot visi. Maladies, karočią. Maladies. Gitanai, būk dėdas dar per antrą isteriją, kai pasibaigs karas su Ukraina, dar kai prasidės tik tai nauja pandemija. Išrūrik to visą tautą, normaliai visus suvakcinuok po 8 vakcinas, kaip buvo suplanavę. Tauta, jūs esat verti to, ko verti. Daugumoje iš jūsų esat visiški silpnapročiai, totalūs silpnapročiai, tinginiai, bailiai. Aš jūsų nekenčiu. Totaliai nekenčiu. Daugumo žmonių visiškai nekenčiu. Jūs išsigimėliai esat. Kągi? Išsigimėliam, išsigimus valdžia, laikykitės, sėkmės jums visiems ir vakcinuokitės patys, vaikus savo vakcinuokit, lošykit, žudykit save, savo palikuonis, viską. Jūs to verti, jūs esat to verti, jūs esat niekas, lygiai taip pat kaip ir šita valdžia, niekas. Tai yra banditai. Jums patiko važinėti su lūžusiais keliais, patinka dabar važinėti tokiais keliais, kur atvažiuoja žmogus iš Afganistano ir sako, Afganistane geresni keliai negu Lietuvoj. Jums patinka, kai jūs vakcinavo, jūs lošino, jūs su kaukėm vaikščiot, kai šūnės prisirišėt. Jums patinka viskas tai, ne? Jums patinka, kai jums meluoja, jūs apipisinėja. Apkrauti esat vienais didžiausių pasaulyje mokesčių. Lietuva yra viena didžiausių pasaulyje, kuri moka didžiausius mokesčius nuo savo ubagiškų uždirbtų pinigų. Debilai, jūs totalūs debilai. Dauguma jūsų esat visiškos menkystos. Menkystos negalintys pakovoti už savo šeimą, už savo vaikus. Vakcinuokitės ir savo vaikus vakcinuokit, debilai neturi turėti palikonių, viskas, jum kryžius, nuo manęs kryžius.